Tęsiant ralio vakarų tradiciją pasakoti apie sportinio automobilio agregatus, šiandien aš papasakosiu apie sportinio automobilio stabdžius. Kuo jie skiriasi nuo standartinio automobilio? Tai niekam nepaslaptis, kad sportinis automobilis ir visi agregatai veikia prie daug didesnių apkrovų ir todėl taip pat ir stabdžiai turi būti patvaresni ir pakelti skirtingus temperatūrų pokyčius ir ypač labai aukštas temperatūras. Tai tam visų pirma yra keičiamas stabdžių žarnelės, kurios yra sutvirtinamos ir yra keičiamas iš guminių į armuotas žarneles, kad būtent pakeltų temperatūros pokyčius ir būtų patikimesnės, nes aplink ratą visur būna daug visokių skrendančių akmenų ir kad jos tiesiog nebūtų nutrauktos. Taip pat visas stabdžių suportas yra didesnis, patvaresnis ir stipresnis. Vietoj standartinių dažniausiai 2 stūmoklelių sportiniai stabdžiai turi 3. Iš viso visam suporte yra 6 stūmokliai, kurie spaudžia stabdžių kaladėlės ir tuo pačiu kaladėlės spaudžia stabdžių diską. Stabdžių diskas yra ventiliuojamas, tam yra jisai tarsi padarytas tuščiaviduris, kad oras taip pat galėtų laisvai vaikščioti ir taip pasiimti dalį temperatūros iš įkaitusio disko. O diskas labiausiai įkaista būtent dėl trinties tarp stabdžių disko ir stabdžių kaladėlių. Tam stabdžių kaladėlės yra kuriamas taip pat labai patvarės ir jos veikia prie temperatūrų nuo maždaug 400 laipsnių iki net 800 ir jos stabdo kur kas geriau už paprastas kaladėlės, aišku. Taip pat stabdžių diskas prie labai didelės temperatūros, kaip ir bet koks metalas, gali pradėti keisti spalvą. Ir iš pradžių jie pasidaro raudoni apie 400 laipsnių. Jau galite per diską matyti, kad stabdžių diskas yra raudonas. O kai jisai tampa oranžiniu, tai temperatūra būna pasiekusi apie 560 laipsnių. Aukščiausias temperatūros yra tada, kai stabdžių diskas pabaltėja netgi. Tai yra apie 600 laipsnių ir tada stabdžių diskas iš tiesų yra didelė rizika, kad jisai gali visiškai sutrupėti ir tada mašina gali būti likt be stabdžių. Aišku, visas tas temperatūras persiduoda ir į likusią sistemą ir tam yra keičiamas stabdžių skystis, kad jisai ne taip greit užvirtų kaip paprastas ir stabdžių skystį reikia keisti daug dažniau nei paprasto automobilio. Kaip paprastų stabdžių skystį reikia keisti kas 2 metus. Tai vos ne kas kelis ralius yra keičiamas sportinio automobilių skystis ir jisai turi tokią savybę, kaip priima į save drėgmę ir būtent dėl to jisai praranda turimas savybės ir daug greičiau užverda. Kai užverda stabdžių skystis, tai vairuotojas tada nebejaučia tiesioginio ryšio tarp stabdžių ir jie vėluoja ir jaučiamas diskomfortas ir stabdžių kokybė prastėja. Taip pat ir verta paminėti, kuo skiriasi asfaltiniai stabdžiai nuo žvyrinių. Lietuvoje daugiausiai yra žvyrinių ralių, tad važiuojama 15 solių ratlankiais, bet galima užsidėti didesnius ratus ant asfaltinės dangos ir tada mašina turi daug daugiau sukibimo. Ir kartu stabdžiai įgauna daug didesnės apkrovas ir tam yra keičiami stabdžių diskai didesniais. Taip pat keičiamas ir kaladėlės, nes jos turi veikti pakelti didesnės temperatūros. Kai pakeičiama iš žvyrinių į asfaltinius stabdžius, taip pat tada nebereikia papildomas apsaugos nuo žvyro, kurias turi dauguma žvyrinių stabdžių. Tai čia mes jų kaip ir nematome, bet jos yra tam, kad iš ratlankio vidaus žvyras nepatektų ant disko. Ir taip pat prie stabdžių kartu dar ir būna specialūs padaryti panašus į purvasargius dalykai, kurie diską valo iš vidaus ir neleidžia jame kaupti žvyrui, kad neprarasti balansą rate. Taip pat sportinės automobiliuose aktualus yra rankinis stabdis. Ir geruose automobiliuose rankiniai stabdžiai yra hidrauliniai, nes hidraulika yra patikimesnė už trosinius stabdžius. Ir taip pat mažesnis vairuotojo indėlis, jam lengviau yra, tarkim, susidoroti su ta rankina ir yra garantuotai ratai yra užblokuojami. Ir rankinis stabdys yra retai naudojamas lietuviškose raliuose, nebent siaurose sankryžose, bet jisai daugiau asfalte yra reikalingas. Siauruose apsisukimuose tam, kad automobilį priversti būti manevringesniu.
Stabdžiai bet kuriam automobiliui yra svarbus, o sportiniam automobiliui irgi, nes jie lekia labai dideliais greičiais ir vis tiek, jeigu tau suges amortizatorius, tai tu sustosi, jeigu tau suges variklis, tai tu sustosi, bet jeigu suges stabdžiai, tai iš tiesų tai labai didelis pavojus kyla visam ekipažui, tai todėl ta dalis yra ypatingai svarbi. Bet taip pat sportiniai stabdžiai yra keičiami vis geresniais tam, kad taupyti laiką, nes kuo tu greičiau sustabdai, tuo turi daugiau laiko akceleruoti. Ir taip būtent trasoje gali parodyti geresnį rezultatą.